Sveiki, aš Vaiva iš Vagos leidyklos, o mano rankose dar viena knyga, kuri skirta daugiau moteriams nei vyrams. Jos pavadinimas Moteris, maistas ir dievas. Šios knygos autorė Janine Roth jau 30 metų veda seminarus, rašo knygas apie tai, kaip užmegzti sveiką santykį su kūnu ir maistu. Jie iš savo patirties įrodo, kad įmanoma spręsti problemas nepasitelkus maisto, o normalų svorį galima išlaikyti ir nesilaikant dietų. Autorė prisipažįsta, jog savo žinias jis ėmėsi iš savo pačios gana skaudžios patirties. Ji rašo: iš viso nuo paauglystės buvau priaugusi ir numetusi apie 500 kg. Esu sirgusi anoreksija, bet dažniau mane kamavo antsvoris. Mano spinta buvo prigrūsta 8 skirtingų dydžių kelnių, suknelių bei palaidinių. Kai per kelias mėnesius autorė priaugo 40 kg, ji priima radikalų sprendimą nustoti laikytis dietų ir pradėti klausytis savo organizmo. Per kelias mėnesius jos svoris susireguliuoja, o per kelias metus ji visiškai atsikrato antsvorio ir išlaiko normalų svorį jau 30 metų. Bet šita knyga nėra tik tais apie mitybos problemas ir jų sprendimo būdus. Pavadinime jūs matote žodį Dievas. Ir Dievo sampratą autorė sutapatina su gėriu, grožiu, dvasingumu ir meile. Šitas savybės mes pirmiausiai turime įžvelgti savyje. O pažvelgusi save su meile ir pagarba, mes kitaip matysime ir viską, kas supa mus aplinkui. Per 30 metų Janine Roth išleido keletą knygų, bet ši knyga, kuri buvo išleista šiais metais ir iš karto tapo New York Times bestselleriu, sulaukė didžiausio pasisekimo. Tikiu, kad ir Lietuvoje jis suras savo skaitytojus.